Sveiki visi, su jumis Gamers ir šiandieną mes darysime video su Heroes for the Rankiau žaidimu. Tai šiandieną aš nežaisiu, šiandieną aš rodysiu gameplay'u. Žaidžiau už tokį Evistixą ir tiesiog žaidžiau šiandien ryte ir tiesiog žaidžiau multiplayer PvP. Ir šitas geimas išėjo toks epic, nes jisai buvo labai sunkus. Lošėme 40 minučių. Ir pas juos buvo geri žaidėjai, ir pas mus buvo geri žaidėjai. Ir tiesiog aš net nesiruošiau jo filmuoti, tiesiog žaidžiau, bet po to pamačiau, koks jis epic. Pagalvojau, reikia nufilmuoti replay'ų. Tai žaidžiu už va šitą herojų, kuris vadinasi Evistixas. Ir nusipirkau jį tik šiandien. Ir lošiu gal kokį 3 kartą. Ir taip afigenai svariau, padariau kilų gana daug, bet ir mane gana daug kartų nužudė. Tai tiesiog aš viską komentuosiu, kas čia buvo. Tai štai tiek to turbūt. Tai dabar čia visi apsipirkinėja, bla bla bla. Mano bildas buvo iš pirmo toks, to jūs pamatysit jį. Pasiėmiau flashą, blinką ir massive healą. Pasiėmiau va šitą svordą ir pasiėmiau šitą health potion. Aš norėjau iš pirmo eiti jungle, todėl parašiau, kad einu į jungle, bet po to pimpalas išėjo ir aš buvau jo vienas lane. Ir čia masteris parašė, kad easy. Nors šitas geimas buvo vienas iš mano sunkiausių geimų, nes pas juos nebuvo beveik visų turėtų, pas mus nebuvo visų turėtų ir buvo žiauriai sunku. Tai dabar aš čia stoviu, galim pagreitinti visą procesą, aš čia nuėjau pažiūrėti, ar nieks neteina. Bla bla bla. Palaukit. Stop, bitch. Aš noriu... nu gerai, garsas gana mažas. Tai va, aš čia biški stoviu, čia visada atsisponina tokie meškinai, kurios nužudžius gauni antrą levelį, tai aš čia laukiu. Pyst, jie dabar atsisponina, turbūt, dabar, jie dabar atsisponina, va, dabar atsisponina, pyst ant nešoko, pyst. Šitas čempas yra vienas iš naujų, jis aišku išėjo jau gana seniai prieš kelis mėnesius. Bet jis yra žiauriai kietas, kainuoja 28 štukas. Ir kai aš iki jo daskaičiau, aš labai džiaugiausi. Ir First Bloodas nueina tenais. Čia biški huinevai. Ir aš čia kalu, farminuos. Visada imkite last hitus, man nepavyko vienas pyst. Visada kaip wop. Ir aš čia toliau farminuos ir jau 2-0 mūsų nenaudai. Ir ateina Tebronį su 3 lygiu ir su red buffu, kuris greitai pineruoja madą. Ta mėlyna huinė, kurią jūs naudojat, kad naudot skilus. Ir aš maždaug toksai puft jolo. Ir jis toksai stovi. Ir aš jau nešoku. Ir jis tada panaudojo savo pirmą skillą ir aš tada pasihylinu ir jį nužudau ir aš fuck yeah. Tai čia buvo mano pirmas killas. Grįžtu namo. Įdomu, kažką nusipirkau tada. Jo, aš vis dėlto nusipirku nagus, kurie duoda biškį damage daugiau. Ir viskas. That's all. Gerai, turėtų būti viskas, ką aš nusipirkau, ne? Jo, tai viskas, ką aš nusipirkau. Jau eina geimas į abiejų teamų naudą. 3-3. Gerai, tai galim iški pagreitinti, kaip aš einu, nes neįdomu niekam žiūrėti. Čia jisai farminas ir jis jau 5 lygio. Ir gana... Ir aš maždaug dabar biškį bijau, nes jis turi šitą bukišką skillą, kuris gana stipriai kerta. Ir aš negaliu apšia farmintis, nes aš jau bijau.
Aš tada buvau toks squishy, ta prasme turiu mažai HP. Ir jis paliuvomus stipresnis dabar. Ir aš jį dabar užtaninau, kad jis paimtų vieną turėto shotą. Pa šitas skillas, buffas. Ir jisai stekinas ir kai 10 yra, tai gali, kai jis pristakina iki 10, jūs galite padaryti stuną. Kažkur iš 3 metų, tai čia huijanai yra. Ir jis gauna dar vieną turi čiotą ir jis pabėga kažkur tais. Ir aš maniau, kad jis kažkur krūmose sėdė ir laukia, kol aš nueisiu biškį toliau, va tenais. Ir tada mane puls, todėl aš neėjau. Aš buvau protingas, bet po to sužinojau, kad jisai kažkur va čia nubėgo. Mes su to pamatysim jo vaisai čia. Ir jau kėsinasi į va šito gyvybę, bet jis pabėgs. O dieve. Wow, bitch. Not lucky. Ir tada aš irgi ateinu padėti jiems. Pagreitinam ateimą. Ir aš ateinu. Ir čia Debronis, aišku, paims skillą. Aš nieko nesakau. Ai, ne, nepaims. Ai, bet jis nužudys ją. Ir tada šoku fist ir killas man. Ir čia buvo žiauriai huijanai. Mano pirmas killas, kaip aš šoku, antras killas aš pažymiu žmogų. Tokia huinė ir tada jis gauna daugiau damage nuo visų herojų. Ir trečias killas aš vat stekinu šitą šūdą ir galiu užstaninti ir save pahylint. Ir ulti jūs greit pamatysit va dabar. Galim čia biškį sulėtinti, nes tai kietai atrodo. Aš šoku ant jo, jis damage'as. Taip. Ir antras skillą, pirmas skillą aš galiu, kai pašoku, dar jį užstaninti ir nušokti atgal. Čia. Ir aš įjungiu savo ultį. Ir mano damage'as sumažėja. Kerta ne 100% damage'o, o 70% mano atakos, bet užtat attack speedas padidėja ant 100%. Ta prasme, aš kertu ne vieną kartą į sekundę. Aš kertu visada 2 kartus į sekundę. Bet mano, užtat, kai aš kertu, mano turėtų būti 200%, nes 2 kartai mano kirtimo. Bet tai sumažina ir man iki 70%, tai man 100% kertu jam. Bet po to aš, kai antro lygio ulti, tai tada 80%, o kai trečio lygio 90%. Tai čia žiauriai kietai. Ir aš nežinau, kodėl aš čia iki šiol slow motion. Ir aš jau grįžtu, nes aš pasifarminau iki facebreakerio ir aš jį nusiperku. Ai, ir batukus dar nusipirkau. Ai, ne. Kad nebūčiau toks silpnas, aš nusipirkau dar kepurytę, kuri duoda HP biškį. Ir aš vėl ateinu pas Debronį ir jis, man atrodo, šį kartą jau mane nukals. Jo, šį kartą jau mane nukals. Nes jisai stipresnis yra. Jis yra OP champas, jis yra most OP. Ir aš maniau, kad aš iki pačiai nukalsiu. Ir šitoj vietoj. Dabar žiūrėkit, čia daugiau reikėtai. Aš bėgu. Gerai, čia galim biškį padaryti taip. Ir va čia jisai įjungia invisibility. Nes jisai paštabdysiu. Nes jisai va turi pasiėmęs va šitą šūdą. Va Debronį ir va ten, kur toks žmogus. Ir spindulys jam išbybė ar kur ten. Ne, va tas, karočią, iš kairės va tas skillas, ten yra 6 sekundėm nematomumas, tai labai užknisa, kad tai būna. Ir aš nežinau, kad jis mane aptrolino ir nubėgo va tenais. Bet va čia jis pamatė mūsų draugą Paladiną, kuris čia buffą ėmė. Ir jis toliau bandė jį paimti, bet jam aišku nelabai pavyko. Ir tada atbėga šitas. Jisai savo greitumą įjungia ir pasihylina. Ir nežinau, kodėl jis nebėgo toliau, jis pasielgė žiauriai dukiškai. Tada jisai Debronį panaudojo savo ultimate'ą. Ir
visus ir mane suslovino ir save. Ir tada pyst. Ir man trūko vieno hito, todėl aš nusiblinkinau ir jį nužudžiau. Ir tai buvo tai fuck yeah. Aš aišku tuo momentu galėjau jį tiesiog užstanint savo šitų skillų, bet aš to nepadariau, nes apšė karočiui sumišau, nes nusiblinkinau ir nuėmiau jį. Gerai, čia galim speed boostą uždėt. Pist, aš čia farminas, dram. O, ir tada ateina, ir aš tada maniau, kad galėsiu nuimti šitą turetą su savo ulti, bet tada pamačiau, kad jis ir netyčia netaip panaudau savo ulti. Bet aš tada čia pasilikau ir toksai fuck yeah, aš tai užmušiu. Bet aš pamiršau, kad jis daug stipresnis už mane. Aš toks pyst pasihylinu, jis tada nusiblinkina pas mane. Aš jį bandau užstanint, bet pas mane buvo mažai steko ir stanas buvo labai mažas. Ir tada jis mane nužudė. Gerai. Pist. Gerai, aš tada nusipirkau facebreakerį. Ne? Ar taip? Ai ne, aš nusipirkau tokį kartą vieną. Gerai, ir tada aš jau ėjau į midą, nes aš mačiau, kad Vigelosas yra 6 lygio, o aš 8 ir aš jį labai greit nužudysiu, nes jis yra labai skūšiai ir aš šokau ne ant jo, o ant jo ultimato miniatiūros. Ne miniatiūros, karočiai, jo ultimatas jis kopiją savęs padaro. Ir aš susimaišiau, šokau ant jo kopijos, o ne ant jo. Ir jis išėjo. Pys, čia sulas hitinau tipo. Dabar tada bėgau čia nais. Ai, bėgau čia toliau farmintis. Ai, ir va čia buvo džiauriai epic vieta. Aš matau, kaip šitas su pusę HP pjauna va šitą. Todėl aš bėgu. Šokau ant jo. Bėgau. Tada pasihylinau save žiauriai daug. Šitas healas yra tiesiog unlimited. Tada pys, tada atbėgo paladinas. Ir jis bėga prie savo tureto ir jis toks stiprus, nes jis tankas yra. Ir tada aš jungiu savo ulti. Pys jisai pasihylina. Ir tada aš bėgu. Ir man pofik buvo ant tureto. Ir aš jam vėl tą debuffą uždėjau, tada jis pakelia mus tipo į viršų maną, kad išgyvens ir aš tada pys nužudžiau. Ir tada buvo tiesiog vienai. Ir mes galvojam, imt buff, imt turetą, neimt, ir mes tada įmėm jį. Bet man pasibaigė ulti, todėl aš pamaniau, kad mano turetą bus pizdės, todėl aš pasitraukiau. Grįžau atgal ir dabar jau nusipirkau facebreakerį. A ne. Kada aš jį nusipirkau? Gerai, tada bėgu. Dabar man atrodo pas vorus bėgu. Pist. Nukaliau. Šitą. Ir čia va, buvo tokia fail vieta. Aš sunaudojau savo blinką netyčia, nes aš norėjau paspausti ant teleporto, bet aš paspaudžiau blinkų ir jį panaudojau be reikalo. GG. Ir tada bėgau čia. Tada va čia buvo žiauriai fail vieta, nes aš maniau, kad jos nuimsiu maždaug. Ir aš maniau, kad aš šitą nuimsiu, bet aš jo nenuėmiau ir mane nužudė. Nes čia žiauriai suklydo elfė, nes neatėjo. Ir aš maniau, kad jinai man padės, todėl rizikavau. Ir parašiau Omega Elfie Noob, nes aš žiauriai susinervinau. Tada Debronė čia pasiėmė šitą turetą. Ir tada jis man parašė vačko zalės. Čia tipo, nežinau, ar čia pas juos toks išsireiškimas, bet tai reiškia į tašką sulysk.
Ir aš tada supratau, kad jis rusas. Ir parašiau jam pašal nafai. Ir tada, kai aš jam tai parašiau, žiauriai žvengiau. Nes jisai po to gal kokias 5 minutės stovėjo vienoje vietoje, va, o tai va. Ir jis čia stovėjo toliau. Ir aš toks, what the fuck, tu čia verki ar ką. Ir gerai, mes čia tada toliau farminamės. Ir jis tada parašė Jebučku Rozebašų Marazį. Karočią jis kažkoks suvalkėtis, karočią. Jeigu jis būtų parašęs kažkokius tikros rusiškos kalbos žodžius, aš būčiau supratęs. Bet jis parašė kažkokius kaimo Rusijos žodžius, tai nežinau. Ir aš čia buvau greitesnis su šitą arklį, tada pabėgau, bet čistai fukso. Nes jisai žiauriai tarpų yra. Ir va čia aš, jeigu neklystu, nusipirkau Facebreakerį. Ne, aš nusipirkau tokį šalmą, kuris ten duoda nuos. Čia farminuos, bla bla bla. Tada čia mes bėgam. Ir tada va šitas čia dvugos farminės žiauriai. Tankas tipo. Ir tada aš išsigandau Debronį ir jis manęs išsigando ir mes viens kitų išsigandom ir nubėgom į kitas pusės, bet aš pamačiau, kad Debronį čia pisa kažkam proto, tada atėjau ir pasiėmiau kilą. Nežinau, kodėl aš nepadariau kilėtinimo. Ir tada atbėgo šitas. Ir aš tada jis nusiblinkinau. Ir čia buvo žiauriai kietai. Nes aš būčiau čistai miręs. Bet pas mane jau tuo metu buvo 6 kilai ir 2 mirtis. Čia gana normaliai. Ir aš čia jau kažką nusipirkau. Ir aš pardaviau man ros kažką. Jo, aš taupiau vienam dalykui. Ir bėgau. Ir čia šitas tankas žiauriai upį yra. RFR vadinas, reikės kažkada mūsų jumis pažaist. Ir aš va čia nukaliau arklį, bet neparodžiau jums. Ir tada bėgu čia. Bėgu. Ir čia va šitas dukas, jis mane nukalė, man atrodo. Ai, ne. Ne, jis manęs nenukalė, nes... Jo, va čia va jis mane žiauriai nukalė, nes... Ir va šitoj vietoje aš taip susinervavau. Ir parašiau jam vieną tiesą. Kad Debronį yra nubų čempas. Herojus tokius, ne? Nes jis toks nubų herojus, kad su juo taip lengva žaist. Vat aš dabar parašiau, nes ten toks nubų čempas. Herojus tai yra ir aš kažką nusipirkau. Jo, aš nusipirkau skėtę, kuris duoda 10% stano. Ta prasme, turiu 10% šansą, kad aš savo smūgių... Ne, 15% šansą, kad aš savo smūgių jam duosiu staną vienai sekundį. Tai čia žiauriai geras dalykas. Tada aš matau, kad čia kažkokia razmazne vyksta. Ir va čia va. Jie 3 valandas kalė va šitą duką. Vat matot, jie įkalė. Ir jie įkalė. Ir aš spėjau atbėgti, kol jie jį mušė. Tada atbėgau. Čia jau pradėjau hujovint biškį. Nes buvau pavargęs nuo šito geimo, 20 minučių žaidėm. Nu ir čia mane žiauriai nukalė iš karto. Čia mūsų žiauriai nukalė iš karto. Ir tada... Ir čia aš jau atsiresponinau. Ir bėgau toliau. Ir va čia aš paėmiau dar vieną kilą. Man atrodo. Ir aš čia bėgu padėti jam. Jų čia žiauriai daug.
Ai ne, čia paėmė double killą va šitas dukas. Ir jis nusiblinkino ir aš toks fuck you. Ir jis padarė double killą, bet aš padariau asistą, 2 asistus. Ir Debronį jam taip pasisekė, kad pysdės. Gerai, tada mes toliau čia ėjom. Aš man buffą nuėjau pasiimti, nors jo čia nebuvo. Ir tada mes bėgom čia nais. Ir čia mane, man atrodo, dar kartą nužudė. Ne, čia aš pabėgau, viskas gerai. Pas mane buvo flešas, todėl, flešas blinkas, todėl man pavyko pabėgti. Ir aš čia savo ultį jungiau. Ir aš žinau, kad aš nepabėgsiu, nes jisai tankas ir nepabėgsiu, todėl nusprendžiau grįžti namo. Tada grįžau namo. Čia galim pagreitinti. Tada ten jie viens kitą žudo, spisa viens kitą. Tada mes bėgam. Čia kažkas papingino, kad reikia ateiti. Ir tada va čia buvo epic vieta. Aš toks jau su juo kaunas ir jisai po tos invisibility aišku jungia. Ir jis pamatė, kad aš jungiau savo ultį, todėl išsigando manęs. Jis žinojo, kad aš jį nunešiu. Ir aš toks, blėt, jis įjungia ir dabar pabėgs. Ir toksai jis tada įjungia. Ir aš tada toksai, fuck yeah, nigga. Puf! Ir nužudžiau. Ir padariau revenge. Tai buvo žiauriai kieta vieta. Ir tada atbėgo tas ir mane nužudė. Ir aš taip sunervinau žiauriai, kad jo. Va tom arklys užknisa. Tuom arklys užknisa. Ir tada jie nubėgo čia pasiimti dabar. O, ir čia buvo feilas. Gerai. What the fuck? Tada kur tuo metu esu aš? Čia mistika žiūri vieną kietą dalyką paėmė, jis nustylino drakoną. Aš nesuprantu, kur metu aš. Ai, aš buvau respawnė. Jo, mane buvo nužudė, tai todėl aš turėjau palaukti, kol aš vėl grįšiu į šį pasaulį. Tada čia mes pamatėm šitą, aš jį nužudžiau, man atrodo. Ne, aš padariau fucking asistą. Asist kūne, turėkite minėti, asistas yra kūne. Tada čia farminau stiklą, galim čia pasukti. Tada bėgau čionais. Ai, ėjau jiems padėti. Čia buvo dar viena žiūri vieta, man atrodo. Ai, jo, va šitą čia duchą nužudžiau. Aš čia nužudžiau, bėgau paskui šitą. Ir čia aš panaudojau savo blinką žiūri feiliškai. Ir aš maniau, kad aš jį čia nužudysiu. Ir aš toks, fuck yeah, bėgu, aš tai nužudysiu. Tipo, aš toks profas. Ir aš šokau čia ant jo. Užstaninau, aišku. Bet jisai fucking tankas. Ir va čia va, aš jį uždėjau jam buffą. Ir jis gauna daugiau damage'o ir tada viena strelytė ir jisai negyvas. Tada čia aš kažką nusipirkau telefoną. Jo, čia aš nusipirkau armoro. Nu, ten tą karūną nusipirkau, kuri ten duoda armoro biškį gyvybių ir panašiai. Bėgau. Ir tada va šitie duchai. Va tie eina čia. Ir žiauriai pušina. Ir mes pušinam čia. O jie pušina tenai.
tuo čia ateis Devronė ir visi kiti ateis. O mes su čia va pisam protą visiem. Ir tuo metu aš jau turėjau 9 kilus ir 5 mirtis. Tai pliusę sėdėjau, buvo viskas zaivy. Ir tada mes čia naikinam šitą. Čia elfą nužudo šitą bėdą. Ir tada aš vos išsisukau nuo šito vydo šūdo visų. Čia bėgau nuo šito, nes aš žinau, kad jis mane nužudys. Ir čia aš toks jungiau, fuck jie, toks jungiau ir toksai pagalvojau, o gal ir ne. Ir bėgau atgal. Nes aš žinau, kad jis mane iškart nudės. Ir bėgau atgal ir ėjau namo. Ai, o dabar čia palaukiu, kol Facebreakerį galėsiu nusipirkti ir nusipirkau jį. Čia toks kirvis už štuką 100. Ir tada mes tokie, fuck jie, einam nupisim Kyuha, ar kaip jį vadinas, aš pamiršau. Karoči, kažkoks dalvojoniškas pavadinimas. Kyuha, ją visi vadina Bigu. Ir mes ją pisom. Ir mano laiktilas buvo 100,000 rimto. Ir aš čia pasižydinau, bla bla bla, mes ją nukalėm. Ir jo, ir mes turėjom buffą. Štai koks. Increases max HP and max MP by 3,000 and 2,000 points. Karoči, čia buffas žiauriai geras, man rodos 3 minutėm. Bet aš apsimokėjau, viskas zaimingai. Ir čia šitas pažiūrėjo vieną video, kur galima padaryti unlimited slow su šitu rojum. Čia gerai. Ir va čia žiauriai gera vieta buvo. Ir aš negalėjau nieko daryti, nes jie buvo 3. Ir aš toks, fuck jie, kur jūs naubai, kur mano visa teama? Ir atbėgo dar vienas šitas, bet jis duhas yra labai skuiši. Ir šitas mane toksai, aš fuck jie ateisiu ir čia nužudysiu. Ir tada aš toks, fuck you, jungiu ultį. Padariau va čia kilą ir jis toksai nusiblinkino ir toks aš fuck jie pabėgsiu, bet nikai jis nepabėgo. Ir va čia aš padariau double kilą. Pažiūrėkite šitą užrašą. Double kill. Ir čia jau man nepavyko paimti triple kill, nes jį paėmė elfė. Ir jo. Tada mes jau čia fuck jie tokie, mes apsigynėm, viskas zajebys. Nes aš jau maniau, šis tai mano teama neateis, visi mes mirksim ir jie paims mūsų nexusą ir pizdės. Bet ne, viskas pasirodė daug geriau negu atrodė ir mes šią kovą laimėjom. Aš padariau double killą. Aš jau su 11-5, jau čia visai normaliai mano manimu. Vis dėlto 11 žinių gana nemažai. Pist. Ir aš čia toks fuck yeah, reikia kur nors bėgt. Ir aš nežinau, kodėl aš čia apsisukau ir bėgu atgal. Ir čia man manau, kad pizdės bus, nes jie galėjo mane double stuninti, viskas gerai. Tada mes čia pušinam toliau. Turam 4 minutės. Ir aš užšokau nuo kopijos ant jo ir kompoz viską išėjo. Ir tada mes pribėgom prie šito šūdo. Pas juos popšė visi negyvi buvo, kaip jūs matot. Ir mes tada pribėgom, aš visą ultį. Aš visą pahylinau. Ir mes laimėjom šitą žaidimą. Tas mano manimu šitas žaidimas buvo labai epic, nes jis buvo labai sunkus.
Ir mes buvom ant ribos, ir jie buvo ant ribos, bet mes galiausiai laimėjom. Pas mane buvo gera tyma, pas juos buvo gera tyma. Aš padariau gana nemažai kilų, bet ir kelis kartus miriau. Ir šitas herojus aš iš čia nusipirkau ir jis yra tiesiog awesome. Ir aš jums žiauriai rekomenduoju, jeigu jūs turit pasirinkimą tarp jo ir kažkokių kitų, būtinai pirkite jį, nes jisai yra žiauriai geras herojus. Ir šitas gynimas yra awesome. Ir tiesiog spauskit like, komentuokit, dalinkitės. Su jumis buvo Štuč Gameris ir geros jums dienos.